Plaučių vėžys nužudo daugiau žmonių negu bet kuri kita vėžio forma. Ir dažniausia plaučių vėžio priežastis visada buvo rūkymas. Bet nuo praeito amžiaus pabaigos moteris, kurios niekada nerūkė, pradėjo sirgti plaučių vėžiu. Net 53% moterų susirgusių plaučių vėžiu buvo nerūkančios. Tai kokia to priežastis? Tai yra stovėjimas virtuvėje prie keptuvės ar gruzdintuvės ir kvėpavimas aliejaus garais. Maisto kepimui, ypač restoranuose, daugiausiai yra naudojami saulėgrąžų, rapsų, sojų, kukurūzų aliejai su didelė omega-6 koncentracija. Šitų aliejų garuose yra daugiau nei 200 kenksmingų medžiagų ir šito tyrimo išvadose parašyta. Kepimo aliejaus garai, o taip pat ir gartraukio nenaudojimas gaminant maistą, buvo stipriai susijęs su plaučių vėžiu tarp nerūkančių moterų. Jeigu kvėpavimas aliejų garais sukelia vėžį, įsivaizduokime, kas vyksta tų žmonių organizme, kurie valgo tokiame aliejuje keptas bulves, spurgas, vištieną ar kitus produktus, arba net duoda savo vaikams tai valgyti. Rafinuoti sėklų aliejai nėra pritaikyti žmogaus organizmui ir neturėtų būti vartojami.